Dabar antras, primink. Antras yra Orange Habanero, pirmoji rūšis. Tai mes turim dvi rūšis, tai Jo. šita pirmoji. Tai turėtų būti apie 200. Nu, realiai turėtų būti apie 300-400 tūkstančių skovilio vienetų, bet žiūrėsim, matysim. O jalapenas yra 5000. Pavyzdžiui, jalapeną aš galiu valgyti, praktiškai kaip obuolį. Jeigu čia 200 60 kartų stipriau. Aš atsikasiu jaučiu visą? Visą, aišku, ką, susidaužiu. Nu gerai, čia. Jo, iškart jaučias. Čia tai jau. Gerai, laikau. Man jau pieno reikės tikrai. Kiek čia galėtų būti? Aš manyčiau, kad gal 200 tūkstančių kokie. Tau reikės pieno? Ne, dar kol kas, bet jau labai kyla. Sau kaip negerai jaučiuosi. Man dar visai gerai, bet manau, kad šitas tai iš tikrųjų jau, sakyčiau, 300 tūkstančių tai tikrai. Man labai negerai. Viena visai gerai, man labai negerai, bet stengiuosi. Šaros bėga jau. Nors dabar jau mažėja. Ne, šiaip visai geras. Jau šito aštrumas yra labai rimtas. Šita rūšis yra tarp 200-300 tūkstančių skovilio vienetų. Aštru, bet galima toleruoti. Negalima toleruoti. Mano liežuvį negalima toleruoti. Šiaip mėgstu aštrų maistą. Bet reiks... Šiaip bijau šito jau iš vis. Tai dabar antra dalis. Kol kas dar ne. Kol kas dar... Grįžo mano skonio receptoriai, vis dar jaučiasi. Šiaip per šitą pertrauką pagalvojau tokį dalyką. Paklausiu jūsų visų ir įdomu va komentaruose, kiek skovilio vienetų jum reikia pieno. Man nuo to reikėjo jau pieno, tai čia būtų jau kiek sakei ten? Tarp 200-300 tūkstančių. Tarp 200-300, tai jau man reikia pieno. Aš galvoju, kad ties 200 tūkstančių mano riba. Audriui kol kas nereikėjo pieno. Šitas yra mišrūnas. Panašaus lygio, bet jis gali būti ir aštrus, nes jis yra pilnai sunokęs. Tai jisai vėl, mes galim jį irgi habanero vadinti. Vadinsim habanero. Labai įdomu Audriaus skoviltis, kiek skovilio vienetų jau jam reikės. Žiūrim, mes pasimatuojam, tai dvigubai. Žiūrim. Ragaujam. Į sveikatą. Pirmas įspūdis. Dar nieko. Habanero aštresnis. Bet. Antras įspūdis. Kad kyla pabiškim. Dar kol kas visai normaliai. Aš sakyčiau, tas pirmas buvo aštresnis. Tai mes jį galėtume vertinti apie 300, šitą apie... Gal koks 100 tūkstančių. Šitas bus. Aišku, dar tas aštrumas kyla. Jo. Bet nėra taip, kaip tas pirmai sučiupo. Bet kyla, iš tikrųjų, šitas darbas kyla ir jau man darosi. Ne. Šitas aštresnis. Oh my god. Blemba, atrodė taip švelniai pasitiko ir kyla taip dar vis labiau ir labiau ir labiau ir labiau. Jau man irgi labai aštru. Aš sakyčiau, šitas dar aštresnis. Jeigu šitas buvo apie 200 tūkstančių, šitas 500 000 koksai. Nes dar vis kyla aštrumas, dar vis kyla. Nežinau, kodėl aš taip darau. Aišku, dėl kauginu reikia ragauti. Žiauru. Jo, čia šitas pusė lemo. Jau prakaitas iškart išpylė. Visas šlapės darausi. Šitas labai aštrus. Bet atrodė, kad šitas bus švelnesnis. Bet tau pieno nereikės, ne? Ne, nereikės. Tai pabaigsim su paskutiniu, tai yra habanero Cappuccino.
Tai jisai apie turbūt 500 000, šiaip patikrinsim, kiek jisai gali. Šiaip įtariam, kad bus apie 600 000, 6 kažkur. Ir iš žmogaus, kur pirkau šitą, jisai sako, kaip ir tikriausiai gali būti pabėgusi selekcija, nes šita rūšis, jinai nėra stabili, bet kaip suprantam, pabėgo į stipresnę pusę. Gerokai. Turbūt gyveno šalia kokio nors riperio, tai žodžiu jo.